Sveiki, aš esu Elvis. Šiandien kažkoks įdomus įkvėpimas aplankė mane vakare, dabar 10:11 yra. Vakarą, ta prasme. Grįžau iš darbo ir rytoj yra kovo 11. Vieniems žinoma kaip Lietuvos nepriklausomybės diena. Man jinai yra žinoma kaip mano mamos gimtadienis. Ir įdomiai gavosi, iš tikrųjų tokių dalykų nedarau, bet dariau kažkada seniai. Bet kaip sakiau, įkvėpimas ir aš stengiuosi čia būti natūralus ir apskritai noriu savo videose atrodyti natūraliai ir juos daryti, kai iš tikrųjų noriu tai daryti. Tai aš norėčiau pasidalinti su jumis eilėraštuku, kurį parašiau. Greitai gavosi, bet iš tikrųjų buvo didelis iš vidaus įkvėpimas tai padaryti, parašyti eilėraštį. Aš nežinau, ar tai eilėraštis yra, ar ne, savo mamai. Norėčiau iš tikrųjų, kaip ir šitą video, paskirti savo mamai ir jos gimtadienį, kuris bus rytoj, kovo 11 dieną. Ir mano eilėraštis skamba taip. Mama, norėčiau rašyti mamytę, bet kai tariu mintyse mama, žinau, kad tai tu. Mama reiškia, kad tu esi mano sielos draugas. Mama, pasakęs mintyse, mane užplūsta jausmas. Dalelė to, kai jauti tu, galvodama apie mane, ar tu tai jauti dabar? Žinok, aš jaučiu, aš tave jaučiu visada. Žinok ir nešiok tai širdyje, nes myliu aš labai tave. Tavo akis atveria man dangų, kaip dangus. Jis labai gilus. Žvaigždės danguje spindi mano akise. Taip regiu tave. Gilus ryšys, kuris jungia mus su dangumi. Mane jungia ta šviesa tavo akise. Ta stipri jėga, jiem žina, ji visur ir visada. Norėčiau iš tikrųjų jūs paskatinti, kad gimtadienio progai iš tikrųjų galvodamas ką padovanoti iš daiktų kažkokių, norėjau padovanoti kažką daugiau ir parašiau eilėraštį ir aš manau, jie tikrai turėtų patikti, dėl to, kad tai aš parašiau. Ir norėčiau jūs paskatinti, kad jeigu artėja kažkieno gimtadienis, jisai jums brangus yra tas žmogus, pabandykit parašyti. Parašyti taip lengviau išlieti ir pasakyti tai, ko iš tikrųjų mes dažnai nepasakome. Taip yra lengviau, bent jau man, tai iš tikrųjų dabar labai gera širdie. Tai ačiū Jums ir iki pasimatymo.